Sveiki, atvykote išsirinkti dviratį, bet jaučiatės kaip sudėtingoje viktorinoje? Sutinku. To jums papasakosiu ir padėsiu išsirinkti dviratį. Taigi ant hibridinio dviračio jūs nesėdite visiškai tiesiai, truputį yra kampas, bet ir nesėdite kaip lenktynininkas visiškai prie vairo. Patogiam važiavimui. Taigi kalnų dviratis visai kita kalba. Gilesnis protektorius, didesni ir amortizatoriai, stambesnis rėmas, didesnis svoris. Tai yra pritaikyta jau žvyrkeliui, smėlynam, šaknim, žodžiu miško keliukais, jeigu jūs mėgstate purvą, pasitaškymą ir daugiau kratymosi, kalniukų, tai čia gali patapti jūsų geriausių draugų. Ant asfalto dėja mažokai elegancijos ir labai lėtas. Ir galiausiai gravel dviratis. Elegantiškas keliautojas. Jo padangos yra platesnės negu plentinio dviratuko, taip pat su gilesniu protektorium, taigi pritaikytas tiek ir asfaltui, tiek ir miško keliukams, žvyrkeliams, žodžiu viskam. Taigi, jeigu ieškote dviračio tiek ir į darbą, tiek ir savaitgalio kelionėm, gravel dviratis kaip tik jums. Taigi, jeigu norite komforto ir truputį sporto, hibridas. Jeigu norite pašokinėti ant šaknų, tada MTB. O jeigu norite ilgai ir greitai ir visur, tuomet gravelis. Jei kyla dar klausimų, užsuk į dviračio areną ir mes tau padėsime. Leisime pasibandyti dviratį ir susitikimas trasoje.